Ar taip įsivaizduoji ateitį? Norėtum būti jos dalimi, bet nežinai kur stoti? KTU nuo 2021 metų rudens siūlo naują inovatyvią studijų programą, kuri vadinasi Verslo skaitmenizavimo vadyba. Kadangi studijų programa yra nauja, gali iškilti nemažai klausimų. Kas yra verslo skaitmenizavimo vadyba ir kuo jis skiriasi nuo įprastos vadybos? Kokiomis asmeninėmis savybėmis turėtų išsiskirti šios srities specialistai? Ką veiks šias studijas baigę studentai ir kodėl verta čia studijuoti? Į šiuos klausimus padės atsakyti verslo skaitmenizavimo vadybos studijų programos vadovė Rasa Lalienė. Taigi, kodėl buvo nuspręsta sukurti naują vadybos studijų programą? Šią naują programą teikiame ir pradedame vykdyti su pagrindiniu tikslu, kad tai yra viena perspektyviausių specialybių ateities ir tą puikiai patvirtina Pasaulio ekonomikos forumas, kas žinot, kas ne, jie kasmet pateikia Future of Job Report, kuriame pateikia ir pačių tendencingiausių specialybių sąrašą ir tarkim naujausiam sąraše pateiktųjų specialybių 10-tukas arba iš tikrųjų 20-tukas apima būtent skaitmeninio verslo perspektyvas, tendencijas. Įdomus faktas. Ar žinojai tai, jog verslo skaitmenizavimo vadybos programa yra sukurta bendradarbiaujant su Danske Bank ir organizacija Investuok Lietuvoje? Ši partnerystė lemia tai, jog studijų programa yra moderni. Studijas baigę studentai yra paklausus darbo rinkoje ir turi galimybę dirbti lyderiaujančiose įmonėse. Tai yra garantas ir kokybės ženklas, kad tai yra reikalinga programa, kad tokių specialistų tikrai reikės. Ir antras dalykas, kad tai yra garantas užtikrinimo, kad žinios bus tikrai naujausios ir aktualiausios, nes jau ir dabar žinome ir esame starę, kad tarkime Danske Bank atstovai tikrai pasidalins savo žiniomis ir savo gerąją patirtim su mūsų studentais. Na, o jau studijuojantieji tikrai gali patvirtinti, kad pas mus praktiškai visose paskaitose yra gausu verslo atstovų, vizitų į įmonės, praktikos užtikrinimo sėkmingose įmonėse galimybių. Apie šią naują, modernę ateities profesiją dar nėra daug informacijos, todėl turbūt kyla klausimas, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti šios srities specialistai. Tai turi būti žmonės, kurie domisi technologijomis, nebijo jų, būtų už pokyčius ir būtų tokie pokyčių organizatoriai, mėgtų dirbti komandose, neišvengiamai kartu su IT specialistais, kurie sukurtų jau tuos programinės įrangos sprendimus, o skaitmeninio verslo vadybos absolventas arba specialistas padėtų suvaldyti tą procesą, suvaldyti tą komandą ir kad tos skaitmeninės technologijos sėkmingai integruotųsi į organizacijas ir taip prisidėtų prie organizacijos vystymo ir tobulinimo ir efektyvinimo. Manai, kad tai atitinka tave? Laikas žvilgtelėti į šios studijų programos modulius. Jų yra įvairių. Vieni atrodo įdomus, o kiti sudėtingi ar net šiek tiek gąsdinantis, kaip pavyzdžiui programavimo pagrindai. Tikrai nereikėtų baimintis. Taip, antrame kurse studijuojantieji mūsų programą turėtų modulį programavimo pagrindai. Ir mano supratimu tai yra šiandienos kasdienybė, kur turbūt jau ateitie neišvengiamai visose programuose mes turėsime tam tikrus pagrindus, kadangi turbūt sutiksit, kad IT sritis giliai skverbiasi į visas sferas ir ypatingai skaitmeninių technologijų aspektų. Ir mes nesiekiame tikrai studentų išmokyti gilaus programavimo. Mūsų pagrindinis tikslas yra, kad studentai ateityje dirbsiantys su IT specialistais galėtų lengviau su jais susikalbėti ir geriau ir kokybiškiau dirbti komandoje. Toliau naršydami KTU puslapyje matome ir nurodytas kompetencijų alternatyvas. BA+ kompetencijų dalykus ir asmeninį modulių rinkinį. Kuo jie skiriasi? Skirtumas yra toksai, kad arba jūs pasirenkat tam tikrą prasme sukomplektuotą tematinį kompetencijos bloką, arba laisvai susikomplektuojate iš to, kas jums tiesiog įdomu, arba norėtumėt greta savo studijų papildomai pastudijuoti. Taigi, renkantis BA+ kompetencijų dalykus galima pasirinkti pavyzdžiui dizaino 3 modulių rinkinį, kuris padės įvairiapusiškai įsigilinti į tą sritį.
O renkantis asmeninį modulių rinkinį, galima pasirinkti 3 visiškai nesusijusius modulius, kaip pavyzdžiui teisės pagrindai, ispanų kalba, taikomoji psichologija ir dar daug kitų, kadangi pasirinkimų sąrašas yra labai ilgas. Taip pat universitetas suteikia galimybę išvykti studijuoti į užsienį pagal Erasmus Plus programą. Tai yra galimybė taip pat ir mūsų programos studentams išvykti į užsienį pagal Erasmus arba dvišalių mainų, arba dvišalius mainus į daugiau nei 200 tiek Europos, tiek pasaulio universitetų. Verslo skaitmenizavimo vadybos studentai galės išvykti ne tik į tokias šalis kaip Suomija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Vengrija bei kitas artimas valstybės, bet taip pat ir Kinija, Pietų Korėja, Indonezija ar netgi Kanada. Be to, tam, kad galėtum mokytis iš užsienio dėstytojų, tau nebūtina išvykti. Tu juos gali sutikti ir ekonomikos ir verslo fakultete. Fakultete turime ir nuolatinių dėstytojų, kurie yra pilnai užsieniečiai ir dėsto tam tikrus dalykus. Taip pat turime ir nuolatos turime svečių ir kviestinių lektorių ir tarptautinės užsienio lektorių savaitės, kur tikrai turėsime daug užsienio lektorių. Tai tarptautiškumas mums svarbu ir tikrai tą užtikrinsim. Jeigu labai trumpai apie tas pridėtinės vertes, kurios programa tikrai suteiks, tai turbūt norėčiau pradėti nuo vieno pagrindinių, kad dėstytojai tikrai turės kuo pasidalinti ir kad dėstytojai jau dabar kuria labai įdomius dalykus tiek savo moksliniai veikloj ir kartu su IT specialistais integruoja įvairias ir dirbtinio intelekto ir virtualios realybės dalykus į verslą, į verslo vadybą. Kita didžiulė vertė tai yra, kad turėsime tikrai ne vieną ir ne 2 verslo atstovą, kurie taip pat skaitys paskaitas. Prižadu, kad praktiką atliksite šiuolaikiškose įmonėse, didelėse įmonėse, vykdančiose identiškai tas pačias skaitmeninių technologijų integravimo į verslą veiklas ir turėsite galimybę išbandyti ir pamatyti, kaip tai vyksta praktikoje. O kai ateis laikas pritaikyti žinias praktikoje ir pradėti dirbti, studentai galės rinktis iš plataus spektro specialybių, kurių keletą dabar ir aptarsime. Verslo analitikas. Paprastai tariant, tai yra duomenų guru, kuris moka juos surinkti, susisteminti, vizualizuoti, naudojant tam tikras programas, prezentuoti ir pateikti tam tikras įžvalgas. Skaitmeninimo projektų vadovas ar vadybininkas. Tai yra tas žmogus, kuris vadovautų komandai, dažniausiai tarpdisciplininiai komandai, tarkime, susidedančiai iš pardavimų specialisto, IT specialisto ir tam tikrų projekto iniciatorių ir koordinatorių, naudojant tam tikras metodikas ir būtų būtent atsakingas, kad tas projektas tam tikros skaitmeninės technologijos, tarkim, integravimo į tam tikrą procesą organizacijoje būtų sėkmingas. Skaitmeninių produktų ir paslaugų diegimo vadybininkas ar konsultantas? Tai yra būtent, kaip konsultantas padėsiantis įmonėms, sugeneruoti idėjas, kaip keisti verslo modelį, kaip perkelti veiklą online ir kaip tą sėkmingai įgyvendinti. Skaitmeninės transformacijos specialistas. Tai yra specialistas, kuris išmano visą technologijų naujausių tendencijų įvairovę, žino, kaip jas pritaikyti ir geba parinkti geriausius sprendimus organizacijai padedant vykdyti. Akivaizdu, kad skaitmeninių transformacijų specialistai, skaitmeninių technologijų integravimo specialistai bus tikrai vieni paklausiausių ir labai sveikinčiau ir linkėčiau išdrįsti studijuoti būtent tokią programą, kuri neišvengiamai bus labai labai reikalinga. Tikrai nėra nei vienos geros arba prastesnės arba geresnės specialybės. Geriausias darbas ir specialybė yra to, kurią jūs labiausiai mylit, kuri jums labiausiai patinka ir kuri jūs labiausiai veža. O jeigu verslo skaitmenizavimo vadyba vis dėlto ne tau, prenumeruok, sek naujienas ir žiūrėk kitus mūsų video apie kitų ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programas.